Sveiki, brangieji. Tai kągi, šiandien šiek tiek nusprendžiau pakeisti savo prognozių formatą. Kaip visada primenu, kad žiūrėti reikia ne tik pagal savo Saulės poziciją prognozę, bet reikia žiūrėti ir pagal ascendentą ir Mėnulį. Vandeniai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia pirmąją Liepos savaitę. Kas laukia vandenių pirmąją Liepos savaitę? Kas laukia vandenių antrąją Liepos savaitę? Taip, trečiąją. Ir, čia jau per daug neimsim. Ir ketvirtąją. Kas laukia ketvirtąją? Kągi, vandeniai, pažiūrėkime jūsų pirmąją Liepos savaitę. Kas čia pas jūs nusimato? Pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra taurių trejetas. Taurių trejetas tai gali būti kažkokia tai šventė, susibūrimas draugų, taip galbūt seniai matėte draugus ir keliausite į kavos kartu atsigerti, į kiną ar dar kažką tai į vakarėlį sugalvosite. Taipogi po šią kortą dažnai būna meilių trikampiai. Tai gal ir į tokį galite įsivelt netikėtai, o gal tikėtai. Kita korta, kur jums iškrito taurių valetas. Tai va čia gali būti kažkoksai tai kibirkštėlės atsiradimas, tik jūs galbūt nežinosite, kad tas žmogus yra įsipareigojęs jau kažkam. Galbūt žinosite, bet vis tiek kibirkštėlė atsiras. Gali būti ir kažkokia tai žinia, kurią, pavyzdžiui, sužinosite tame susibūrime. Čia gali būti, pavyzdžiui, ir klasiokų susitikimas. Tai va, kažkokia žinia gali pas jūs ateiti to susitikimo metu, netikėta. Gali būti, kad šita korta rodo jums vaikelį, kurį reikės prižiūrėti, arba tai jūsų vaikelis, kuriam reikės daug dėmesio nuo gimimo iki 18 metų vandens ženklo. Skorpionas, žuvis, vėžys, jeigu tokį turite. Arba, pavyzdžiui, šių draugų reikės vaiką prižiūrėti pirmąją savaitę ir toks dalykas gali būti. Arba jūs pradėsite, čia bus tiesiog susitikimas kažkoks malonus, o pagal šią kortą jūs pradėsite kažkokį tai kūrybinį savo projektą, užgims idėją, o gal tiesiog atsiras įkvėpimas tą savaitę tapyti, kažką tais kurti, irgi gali toks kūrybinis instinktas pas jūs pabusti pirmąją savaitę. Toliau pas jūs iškrito didysis arkanas, labai puikiai korta, pradžios korta, mago korta. Magas turi visus stichijų simbolius. Tiek taurę, tiek monetas, tiek lazdą, tiek kardą. Jisai valdo juos visus. Jūs vienas pats galėsite imtis kažkokio tai naujo projekto ir jums užteks tiek žinių, tiek šarmo, tiek patirties, jums nereikės kitų žmonių pagalbos. Jūs pasitikėkite savimi ir geriausia naujus projektus, kurie kils į galvą, pirmąją savaitę daryti patiems. Ir tas būtent jūsų projektas būtent ir gali būti kūrybinis pagal šitą kortą. Tai kažkokios pas jūs čia naujos pradžios. Ir iškart po to, po didžiojo arkano vieneto, pažiūrėkite, jums krenta dvejetas. Taip procesas pas jūs auga, kažkoks įsivažiuoja, bet greičiausiai jisai bus šviežias. Jums iškrito lazdų dvejetas. Kaip visada sakau apie šitą kortą, apmąstymai būti ar nebūti. Eiti tuo keliu ar rinktis kitą kelią. Priimti tą pasiūlymą ar nepriimti. Taip pat yra ir kelionių korta. Gali būti, kad mąstysite apie emigraciją.
Bet dažniausiai tai ne veiksmų priėmimo korta, o apmąstymo. Bet jūs galbūt priimsite tą naują projektą, pradėsite jį įgyvendinti ir mąstysite, o ką toliau aš darysiu, kaip aš planuoju viso to pasiekti, kokius tikslus aš turiu. Kažkokie tokie apmąstymai atsiras. Tai galbūt netgi tas susitikimas, to susitikimo metu sužinosite naujieną, kuri jūs motyvuos kažką irgi panašaus, pavyzdžiui, atlikti ar kažkokią idėją susikurs, taip, ateis į galvą ir tokiu būdu užsikurs kažkoksai tai naujas procesas. Ir raktinis žodis pirmos savaitės yra paslaptingumas, paslaptys, kažkokie tais atradimai. Tai bet būtent jūs greičiausiai kažką sužinosite pagal šitą kortą. Arba kažkokio atradimų sužinosite iš būtent to susitikimo metu. Jisai gali būti tiek planuotas, tiek neplanuotas. Arba daug jums kažkas paaiškės jau pradėjus vykdyti tą projektą. Na, pagal visas kortas čia pas jūs tiek paslapčių išaiškėjimas gali būti, tiek kažkoksai tai netikėtas suvokimas. Bet labai puikios naujos pradžios ir malonus susitikimai jūsų turi laukti pirmąją savaitę. Toliau keliaujam prie antrosios. Ir antrąją savaitę jūs pradedat su saikingumo korta, didysis arkanas, pati lėčiausia korta saikingumas. Tai jinai ir simbolizuoja realiai saiką. Nepamirškite saiko, atkreipkite dėmesį, ar užtektinai miegate, nepersidirbkite, nepersivalgykite, nepadauginkite alkoholio. Visur saikas, taip? Nepamirškite ir dvasingumo, nes tai yra labai dvasinga korta, taip? Pamedituokite, nusiraminkite. Taipogi, jeigu laukite kažkokio tai rezultato, tai galite užsilaukti, nes šita korta yra pati lėčiausia. Pavyzdžiui, laukite kažkokio tai dokumento, kažkokios naujienos, tai greičiausiai antrąją savaitę jinai dar pas jūs neatkeliaus. Bet kadangi tai yra šaulio korta, tai vis gali būti kažkokios pažintinės kelionės, viskas, kas susiję, potyriai, kažkokie nuotykiai, kur jūs kažko galite sužinoti, išmokti. Tai gali būti ir tokia situacija pagal saikingumo kortą. Kita korta, kuri jums iškrito, yra šventiko korta. Šventikas yra žmogus, kuris moka kalbėti, kurio visi klauso, įsiklauso ir jisai turi daug žinių ir patirties. Tai arba gali būti, kad jūs tokio žmogaus klausysite, turėsite tokį kažkokį tai vadovą įkvepiantį antrąją savaitę. Ir tai nebūtinai realiai. Gali būti, kad tiesiog, pavyzdžiui, YouTube'e jūs susirasite kažkokių tais vaizdo įrašų, kur jums patiks to žmogaus dėstomos mintis ir jūs visą savaitę įnirtingai klausysite jo įrašų, taip? Arba gali būti, kad jūs kažką mokysite, arba kažkas susijęs su tradicijom ir religingumu. Na, pavyzdžiui, keliausite į mišias, užsakysite mišias, vestuvės kažkieno ir teks pabuvot bažnyčioje, eisite paaukoti bažnyčiai pinigų. Na, bet kas gali būti, kas susijęs su bažnyčia, religingumu, galbūt pamokėlės bažnyčioje, taip, arba gali būti būtent tradicijos, kad jūs kažkas užspaus ir norės jūs įstatyti į rėmus, kad čia yra mūsų tradicijos ir jūs turite būtent gyventi pagal tas tradicijas. Pavyzdžiui, šeimai nepatiks, galbūt tikrai jūs įsivelsite į meilės trikampį pirmoje savaitėje ir jūs kažkam užsiminsite ir, jūs, sakykime, jau taip sakys, ne, tai yra negerai, tai iškart pamiršk tą žmogų, taip gyvenk pagal tas mūsų socialinio lygio, socialinio žmonių rato vertybės. Gali būti visokių tokių situacijų. Tradicijos, pavyzdžiui, nepatinka, kokią jūs ten plaukų spalvą pasikeisti norit, kokią tatuiruotę pasidaryti norit, kokį auskarą įsivert, kaip stilių norit pasikeisti.
Kažkur gali būti jūsų gyvenimo stilius neprimtas kažkurioje visuomenės daly, bet po to jums iškrenta monetų trejetas, tai yra mokymosi korta, nenustojat mokytis ir mokytis. Ir vėlgi matote, čia vyrukas moko žmogų, taip vaikinuką jauną. Tai arba jūs kažko mokysitės ir būtent greičiausiai iš šito šventiko mokysitės, taip kažkokio tai amato pavyzdžiui, arba jūs būsite šitas šventikas ir kažką tais prisimsite mokyti būtent tą antrąją savaitę. Na ir vėl jums iškrito trejetas. Čia taurių trejetas, čia monetų, vis tiek gali kažkas linkti link meilės trikampių. Tuo labiau jums čia iškrito imperatorienė. Jeigu jūs esate moteris, tai jūs būsite imperatorienė tą antrąją savaitę, savo moteriškoj galingoje energijoje, švytinti, graži, įtakinga. Gali būti, kad kažkas sužinosite apie nėštumą, kad laukiatės, nes tai yra ir nėštumo korta. Jeigu jūs esate vyrukas, tai šalia jūsų bus tokia imperatorienė. Ar tai mama, ar tai žmona, ar tai mylimoji, kuri jumis pasirūpins antrąją savaitę. Tai bet imperatorienė irgi gali būti ta, sakykime, pavyzdžiui, meilės trikampio situacija įtraukta taip. Čia gali būti du žmonės pastebėję viens kitą taip, bet apsimetantis, kad nieko tarp jų nevyksta, šventikas ir imperatorienė. Nes tas jų žiūrėjimas į skirtingas pusės taip iškart krenta į akis. Taip. Ir jūsų raktinis žodis įgalinimas, ekspansija, kažkas tai daroma kartu, dieviškumas. Tai dieviškumas pas jūs tiek pagal šią kortą dieviškumas, tiek pagal imperatorienę moteriška dievybė tokia, taip, moteriška galia atsiranda kartu, tai čia kažkas daroma kartu. Įgalinimas, ekspansija būtent. Įgalinimas, ekspansija apskritai pagal visas šią kortas gali būti, tiek jeigu kelionės ir žinių kažkokių tai sugerimas, taip, tai ekspansija į užsienį, čia taipogi žodžio ekspansija, taip, žinių ekspansija, na, tiesiog puikiai atitaikyta, taip, iškritusi korta pagal jūsų šią antrąją savaitę. Tai pas jūs čia tokia arba su santykiais susiję, arba su kažkokiom pameistrystėm ir žodžio sklaida, mokymais susijusi savaitė. Dabar keliaukime prie jūsų trečiosios savaitės. Trečią savaitę jūs pradedate su didžiuoju arkanu, vėlgi svarbi korta, pasaulio korta. Baigėsi kažkoks gyvenimo etapas, kažkokia fazė jūsų gyvenime pasibaigs. Tai dar ta fazė nepilnai pasibaigė, arba tik ką, arba toj pasibaigs. Ir jūs žiūrite į praeitį ir mąstote, na, kaip jums jinai pasisekė, taip? Ar viskas gerai, ar ne, ką darytumėt kitaip, ką darytumėt taip pat. Bet jau tuoj turėsite žengti į naujus vandenis. Tai yra ciklo korta, cikliškumo korta. Taipogi gali būti, kad, pavyzdžiui, vaikelis jau išnešiotas 9 mėnesius, taip ir atėjo laikas gimdymui ir prasideda naujas gyvenimo etapas, taip, naujas ciklas. Taipogi kelionės, kadangi tai korta pasaulio korta ir matote čia gaubliai pas ją, taip visur, tai viskas, kas susijęs su užsieniu, pažintis užsienyje, ryšiai su užsieniu, susirašinėjimas su žmonėmis gyvenančiais užsienyje. Na ir tas cikliškumas, metų laikai, mėnesiai kažkokie tais periodai irgi gali kažkaip susižaisti būtent jūsų trečiąją tą savaitę. Atkreipkite dėmesį, ar pas jūs nėra jokių cikliškumų, galbūt vėl jūs brendate į meilės trikampį, taip, ką anksčiau, pavyzdžiui, jau darėte, nes čia pas jūs tokios trikampio kortos, čia pas jūs trejetas, čia, na, sakykime, gali būti, sakykime, tokia situacija, taip.
kažkoksai tai cikliškumas situacijose, pasikartojančiose įvykiuose, arba elementariai kažkas pasibaigs jūsų gyvenime. Na, pavyzdžiui, išeinate iš darbo, arba kaip tik baigėsi nedarbingumo laikotarpis ir susiradote darbą, taip, arba baigėsi jūsų studijos ir vėlgi naujas gyvenimo etapas, taip, dabar reikės ieškotis darbo. Na, arba išeinate į pensiją, irgi ciklas baigėsi, taip. Ir toliau mes turime kardų valetą. Kardų valetas gali būti vėlgi vaikas nuo gimimo iki 18 metų amžiaus, ar jūsų, ar svetimas, kurį prižiūrėt vėl gali reikėti, taip. Tik čia yra oro ženklo vaikas, tai jisai bus dvynys, vandenis arba svarstyklės. Tai vat jisai gali žaisti svarbu vaidmenį 3 savaitėje, arba pas jūsų būtent tą vaiką pasibaigs kažkoksai tai ciklas, galbūt baigėsi darželis, pradės eiti mokyklą, arba 12 klasė pas vaiką jūsų, taip. Tada dar gali būti kažkokia tai žinia. Kažkokia tai žinia gali pas jūs atkeliauti, ar jinai turės įtakos šitam ciklo pasibaigimui ar ne, nežinau, tai gali būti ir 2 skirtingi įvykiai. Taipogi gali būti šmėstelėjusi netikėtai kažkokia tais idėja. Jūs galbūt kažkur netikėtai perskaitysite kažką tais ir jums kils kažkokia tais idėja, ką jūs galite toliau daryti. Taip, vat, ar jums patiems tiesiog jūs mąstysite, kils kažkokia puikia idėja ir mąstysite, kaip ją įgyvendinti, ar kaip eiti jos link, gali, vat kažkokia naudinga žinia ateiti per kažkur tais. Ar jūs patys sugalvosite, ar kažkoksai tai žmogus jums pasakys, o galbūt iš užsienio ateis ta žinia. Gali būti, kad jūs ir kažką nukirsite būtent tą 3 savaitę, vat, ir tokiu būdu baigsite tą etapą, ciklas užsibaigs, nes čia jau moteris labai jau taip agresyviai užsimojusi su savo tuo kardu. Ir šalia mes turime imperatorienę. Imperatorienė, jeigu jūs esate moteris, tarp kitko, vat, čia jau jums krito imperatorienė, 2 kartą mums krenta didysis arkanas imperatorienė, tai tikrai svarbi korta, reiškia Liepos mėnesį. Jeigu jūs esate moteris, jūs vėl būsite savo toj dieviškoj, moteriškoj energijoje, švitėsite, jūsų klausys, jūs turėsite įtakos, su finansais viskas gerai, bet vėlgi nėštumo korta čia yra. Ir čia mes dar turime kortą, kuris spinduliuoja vaiką, na tai tikrai kažkam tais gali būti žinia apie nėštumą, arba tikrai gimdymas jūsų laukia, arba kaip tik laukia naujas ciklas 9 mėnesių, taip, iki gimdymo. Tai va, tą irgi cikliškumą, naują pradžią gali jums rodyti. Jeigu ne, tai tiesiog jūs jausitės puikiai ir galėsite daug ką padaryti, būdama va, savo toj moteriškoj imperatorienės energijai. Jeigu jūs esate vyrukas, tai tiek 2 savaitę, tiek 3 savaitę jūs turėsite kažkokį labai moterišką, malonų, šiltą palaikymą, kurio jums gali reikėti. Ir tuomet pas jūs čia atsiranda taurių 4. Taurių 4, žinot, tokia gan apatiškumo korta. Apatija pas jūs kažkodėl atsiranda tokia kaip nebėra ugnelės, nesinori nieko daryti, kažkodėl vat, 3 savaitę pas jūs bus tokia būsena. Dažniausiai jinai atsiranda, kai viskas vyksta ne taip greitai, kaip mes tikėjomės, taip. Galbūt kažką tais, kažkas liūdės dėl to pasibaigusio gyvenimo etapo, dėl to atsiras apatija. Galbūt kažką šokiruos ta žinia, gauta kažkokia tais pagal šitą kortą, dėl to atsiras apatija. Bet jeigu turite imperatorienę, tai jinai jūs turėtų paguosti. Tai pagal šitą kortą sakoma dažniausiai, kad sustok ir pasigilink į save, į savo tikruosius norus, ar tu tikrai darai, ką tu nori daryti, ar tau patinka, ką tu darai, ką tu kito galėtum daryti, nesilyginki su kitais, per daug jau tikiesi iš šio pasaulio. Būk labiau dėkingas ir mažiau įnoringas, taip, susifokusuok į dėkingumą,
Galbūt jums atrodys, kad tas nėštumas visiškai nelaiku, taip, bet žodžiu, tiesiog turite dėkoti Dievui, kad ir kokia situacija ten pas jūs tą 3 savaitę bebūtų. Ir susifokusuokite labiau dvasinius dalykus. Galbūt jūs jau per daug susifokusavę į materialius, o žinote, atlyginimas niekada nebus pakankamas, pozicija niekada nebus pakankamai aukšta ir atsiranda pas jūs toks apatiškumas. Na ir jūsų raktinis žodis 3 savaitei – autentiškumas, individualumas, meilė. Tai šita korta jau tokia spinduliuoja unikalumu ir individualumu, ta moteriška energija. Čia pas mus etapas kažkoksai tai baigėsi, meilė, čia vaikelis gali būti meilė, taip. Tai labai kažkodėl pabrėžiamas unikalumas. Būtent tą 3 savaitę ir meilė. Tai pasistengkite kažkaip nebūti toj apatiškoj būsenoj, o galbūt meilė pasirūpins, kad ta apatija jūsų greitai išnyktų. Ir pasižiūrim jūsų 4 savaitę. Tai pirmosios 4 savaitės kortos. Žinokite, man tikrai atrodo, kad jūs esate meilės trikampyje. Jums iškrito kardų trejetas. Ką mes turime? 1 savaitę taurių trejetą, 2 savaitę monetų trejetą, 4 savaitę kardų trejetą. Tai vėlgi gali būti meilės trikampis. Arba gali būti, kad kažkas jūs įžeis, kažkas nepagalvos, ką sako ir tiesiog gali įskaudinti. Taip nemalonus, pavyzdžiui, kivirčas, kažkokia tai replika, nebūtinai kažkas baisaus. Arba gali būti, kad, pavyzdžiui, širdies skausmas, permušimai širdies, taip, spaudimas aukštas, kažkas tai gali būti susijęs su širdim, ypatingai jeigu esate širdininkai ir dar bus karštas oras, tai pilnai gali būti, kad šiek tiek suprastės širdelės veikla. Taip, bet man atrodo, kad tai bus meilės trikampis, iš kurio greičiausiai jūs gal jau ir būsite pasiruošę išeiti paskutinėje savaitę, nes jums iškrito taurių 8, jūs pasiėmėte viską naudingą iš tos situacijos ir jūs išeinate, nes jūs jaučiate, kad jūs jau peraugote tą situaciją, kad jums jinai yra nebenaudinga, kad jūs jinai nebemotyvuoja, nebemoko naujų dalykų, jūs jaučiatės, kad jūs viską iš to pasiėmėt ir jūs iškeliaujat. Tai gali tikrai būti, kad jūs iškeliaujate iš meilės trikampio, arba tiesiog šiaip kažkoksai tai žmogus jūs įžeidė ir jūs nusprendėte, kad jūs nebeleisite jam daugiau taip su jumis elgtis ir jūs nutraukėte visus ryšius su tuo žmogumi. Arba gali būti, pavyzdžiui, kad su širdelė jums blogai ir jūs iškeliaujate kažkur tais pasilsėti, atgauti jėgas, pavyzdžiui, į spa, į sanatoriją, taip irgi gali. Tokia elementariai kelionė kažkur tais už namų ribų. Ir toliau pas jūs viskas klostosi puikiai, monetų 10, tiek šeimyninių santykių puikiai korta, tiek finansų puikiai korta, taip. Ir šitie abu dalykai gali persikirsti būtent šitoje kortoje, gali būti, kad tie geri finansai ateis per kitą šeimos narį, gali būti, kad jūs turėsite didžiulį finansinį tokį šeimai pirkinį, būstas, automobilis naujas, viskas, kas susijęs su šeima, šeimos gerove. Arba elementariai jūs bandysite pabėgti nuo tų liūdnų, sakykime, išėjimų, palikimų šeimos rate, taip. Bet jums pavyks atitraukti tas mintis, šeima jums padės. Tai gali būti ir toksai dalykas. Arba elementariai nebūtinai meilės trikampis, bet tiesiog skyrybos su žmogumi, kur jaučiate, kad jisai negali būti ilgalaikiu jūsų partneriu. Taip, tai čia kažkas puikus laikas su šeima, finansai viskas gerai ir jums dar viena finansinė korta iškrito monetų 8.
Monetų aštuonetas tai yra jau meistro korta, jau pasiekto meistriškumo korta. Jūs esate meistras savo srityje ir jūs jau atpažįsta pagal tai, kad jūs labai gerai dirbate, jau apie jūs keliauja kažkokia tai rekomendacijos iš lūpų į lūpas, taip, ir jūs galite net būtent tą 4 savaitę sulaukti pasiūlymo, kad ateis žmogus ir sakys, aš noriu, kad tu man padarytum tą ir tą, aš noriu tave pasamdyti kaip savo darbuotoją, nes aš jau žinau, kad tu gerai dirbi. Jeigu neturi tokių jokių dalykų, tai tiesiog finansai bus jūsų geri paskutinėje savaitę. Tiek pagal šią kortą, tiek pagal šią kortą tikrai finansai turi būti puikus. Na ir pas jūs raktinis žodis – pasitikėjimas savimi, motyvacija, pozityvumas. Reikės jums pozityvumo, taip žiūrėti tą situaciją iš pozityviosios pusės, kad palikote ir gerai, ir dabar kažkas bus naujo, gražaus, tikrai nebus blogiau negu buvo iki to ir pasidžiaukite, pasimėgaukite, bandykite kuo daugiau išlaikyti tą pozityvę nuotaiką, nes mūsų vibracijos keičiasi, kai mūsų mintis suprastėja, suliūdnėja, taip, o mums, kad pritraukti sėkmę, reikia kuo geresnių vibracijų. Taip, ir jūsų patarimas mėnesiui – padarykit tai dėl savęs. Tai santykiai greičiausiai, kuriuos nutrauksite, taip, čia greičiausiai apie tai eina kalba, tai padarykite tai dėl savęs, dėl savo geresnio rytojaus, nes nėra čia jokios perspektyvos, kad ir kokie ten stiprus jausmai bevirtų bebūtų, taip. Jeigu dar kažkokios sritis pas jūs šlubuoja, viską darykite dėl savęs. Finansai, karjera, pinigai darykite dėl savęs. Čia pas jūs, pavyzdžiui, pagal saikingumo kortą galbūt saiko trūksta kažkur. Nepamirškite, kad viską darote dėl savęs, dėl savo geresnės sveikatos ateityje, kad mažiau kančių būtų senatvėje. Taip, viską darykite gyvenime dėl savęs ir jau tada žiūrėkite į kitus ir kitų norus. Tai toks patarimas jums Liepos mėnesiui. O aš jums linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.